Labas, mėly draugai, tie, kas stebite mane ir tie, kas netyčia pamatys šitą įrašą. Šitas įrašiukas yra apie užtemimų koridorių nuo rugsėjo 7 iki 21 dienos. Čia bus vakare tas užtemimas, visas detalės, kada jį galim pamatyti, kiek jisai bus matomas Europoje, jūs galėsite pasižiūrėti kitur, bet aš dabar kalbėsiu ne apie tai. Tai va, nusprendžiau galbūt šį kartą ir aš pasidalinsiu kaip tikra žuvytė, dabar užtemimo koridorius ir pilnatis vyksta žuvyse, aš būdama žuvytė, tai va, dalinsiuosi su jumis mano įžvalgomis, konkrečiai tik mano asmeninėmis įžvalgomis. Tai va, aš asmeniškai manau, kad šitas užtemimo koridorius yra stipriai susijęs su 24 metais. Tai buvo pirmasis toks užtemimų koridorius, kuris prasidėjo žuvyse, bet baigėsi svarstyklėse, bet jisai pradėjo, žodžiu, įvykių sekas. Įvykių sekas, kurie prasidėjo rugsėjo ir spalio mėnesį. Tai va, ir globaliu mastu tada vyko potvynis Europoje, ten Lenkijoje, Lietuvoje dar palėtė dalį, ne? Tai va, po to buvau netgi pasirašiusi, ne? Tai va, čia buvo 18 rugsėjo, spalio 2 buvo užtemimų koridorius. Tai va, prasidėjo jisai nuo žuvų 25 laipsnio. Tai va, ir tada buvo potvynis, ne, Europoje. Po to pavasarį mes turėjome užtemimų koridorių kovo mėnesio viduryje prasidėjusi ir baigėsi jisai pačiame gale mėnesio, 29 dieną kovo. Kas tada vyko? Tada mes turėjome nuskendusius Amerikos karius, kurie paskendo pelkėje ir niekaip negalėjo ištrūkti iš tenai jų kūnai. Tai va, ir kaip sunkiai iš tikrųjų klampina Neptūnas ir užtemimo koridoriai, kurie paliečia žuvų ir mergelės ašį. Tai va, na ir dabar va, mes turime dar vieną. Stebėsim, žiūrėsim, turime nedarau jokių, kaip didžioji dalis astrologų. Praeitą kartą, kada dariau įrašą apie 18 rugsėjo praeitais metais. Tai va, buvo labai įdomu, kad aš padariau tada įrašą ir vos nesekančią dieną ar tą pačią dieną aš sužinojau apie didelį potvynį viso Europoje vykstantį. Tai va, ir kaip va, Neptūno tą energiją sakau, žodžiu. Tai va, nesikartosiu. Nu va, ir grįžtam dabar, kas vyksta dabar. Kaip ir pasaulyje globaliai, taip ir mes asmeniškai mes turime sąsajas. Ir aš dar galiu pasakyti vieną dalyką, kad vat, rugsėjo 18 diena, tai yra pradžia įvykių, su rugsėjo mėnesio 18 diena 24 metais. Po to labai stiprus įvykiai klostėsi kovo mėnesį ir aš turbūt išskirčiau ne tik tai kovo vidurį, kada ten buvo tas užtemimų koridorius, bet ir vasario galą, kada buvo jaunatis 28 vasario žuvyse. Čia yra, galima sakyti, įvykių sekos arba jūs galite tiesiog gal atkreipti dėmesį, pastebėti ir tie žmonės ypatingai, kurie turi daugiau vandens savo gyvenime, gal kažkiek domisi, gal kiek žino apie astrologiją, ne, kada jie turi savo astrologiją daugiau to vandens arba sustiprintą Neptūną ir panašiai, na, kitaip tariant, didžioji dalis ezoterikos žmonių, kurie gilesni, kurie kažką jaučia daugiau, tai va, intuicijos žmonės, ezoterikos žmonės, tai va, jūs iš tikrųjų šituos etapus jaučiate. Aš tikiu, kad jūs juos jaučiate. Tai va, ir šitos įvykių sekas, jos dar nesibaigia. Tai va, ir kovo mėnesį čia buvo tie įvykiai, ne? Ir toliau, čia kaip spazmai, kaip įvykių sekas. Aš asmeniškai savo gyvenime jos atseku, jums jau dabar nepasakosiu, bet jūs galite savo patyrinėti. Tai va, dabar vyksta rugsėjo 7. 21 dieną. Labai įdomus yra dalykas, kad 7 skaičius yra Neptūno skaičius. Tai va, irgi vėlgi net iš numerologinės pusės, nežinau, gal yra numerologų pakomentuotų, kaip šita diena numerologiškai žiūrisi, kruvinasis šitas užtemimas, kruvinasis mėnulis, atsiprašau. Tai va, ir toliau šitas visas ciklas, jisai užsidarys, bet 26 metais. Greičiausiai bus įdomu, labai dabar padarysiu įrašą šiek tiek į ateitį, bet tik užsiminsiu, nekalbėsiu, kas tada vyks, bet tiesiog užtemimų koridorius bus 26 metais rugpjūčio 12 ir baigsis rugpjūčio 28 dieną.
Tai va, jisai bus žuvyse baigsis. Tai va, tie žmonės, kurie patiria stiprias permainas, pasikeitimus, kurie prasidėjo rugsėjo spalio mėnesį 24 metais, nemokama konsultacija astrologo garantuoju ir sakau apie tai, kad įvykiai išsiriš pilnai 26 metais į rudenį. Tai yra toks ciklas laikotarpio įvykių, kurie jums yra skirti tam, kad jūs suprastumėte žuvų ir mergelės ašies energijas. Tai yra, kas yra susijęs su darbu ir tarnyste, su atsidavimu, tikėjimu, dvasingumu ir balansu tarp žemiškos ir dvasinės energijos. Nors čia yra astrologė, gal net ne viena, nežinau, bet pavadinusi šitą užtemimo koridorių velnio vartais. Aš asmeniškai taip nemanau. Tai va, nes susidaro didysis aitvaras iš astrologinės pusės, aitvaro struktūra per šitą užtemimo šiandieną, bent jau, ne? Tai va, užtemimą ir susidaro didysis trikampis, į kurį įeina ir juodas mėnulis, bugu, žodžiu, juodas mėnulis Skorpione ir demonizuojamas labai stipriai ženklas, bet aš to taip nematau. Asmeniškai, juodo mėnulio nedemonizuoju, jisai gali kartais ir duoti talentų žmogui ir viliuosi, kad jis duos talentų. Tai va, susidaro didysis trinas vandens, tai yra Jupiterio, mėnulio ir juodo mėnulio ir Prozerpinos. Toks transformacinis gilus didysis trinas. Dar taipogi susidaro, žodžiu, gražus aspektai labai ir į Saulę. Žodžiu, aš asmeniškai manau, kad šitas užtemimo koridoriaus, ypatingai šiandieną, turbūt ir artimiausias savaitę, tai yra laikotarpis, kada žmonės labiau turėtų klausyti savo vidaus ir savo intuicijos. Ir galbūt netgi tas juodas mėnulis, kuris čia yra įtrauktas į šitą visą užtemimo struktūrą, galbūt jisai galėtų pasakyti, ko aš labiausiai bijau. Mano pasąmonės baimės ir kas man trukdo ir kokios mano vidinės problemos man trukdo judėti į priekį ir padaryti tuos darbus, kuriuos aš savo esu užsibrėžęs padaryti. Tai va, nes čia yra aišku daug vandens, yra daug labai emocijų, įvairiausių iššūkių emocinė prasme, ne? Bet jeigu suprasti, kodėl, paleisti tai ir padaryti tiesiog, ką reikia, čia daugiau reikalingas darbas ir veiksmas, mano akimis. Išnerti iš visų tų iliuzinių įsivaizdavimų apie save, iliuzinių įsivaizdavimų apie, nežinau, savo galimai ateitį, apie galimai esamus santykius, apie tokius žuvis, jos labai klampina. Labai dėkoju iš tikrųjų šitiems metams, ypatingai prasidėjus galbūt turbūt energijos nuo 24 metų galo, aš pradėjau jausti ir matyti, kiek iš tikrųjų Neptūnas ir žuvų zodiako ženklas yra sudėtingas zodiako ženklas. Jisai labai klampina ir veda žmogų į saviapgaulę, į saviiliuziją ir nematymą tikrosios tiesos. Tai yra žmonės, kurie nori tiesiog skęsti savo kažkokiose, nežinau, pasaulėliuose. Tai ir kada vyksta tokie užtemimų koridorių žuvų mergelės ašyje, aš tai asmeniškai rekomenduočiau daugiau tą energiją nukreipti į mergelišką. Tai yra į darbus, į veiklą, į švarą savo fizinio kūno, pradėti sportuoti, valytis organizmą, gerinti savo materiją, stebėti turiuomenį savo išlaidas, nusipurtyti, kur aš galbūt esu linkusi ar linkęs save apgauti, ties santykiais, galbūt ties kažkokiais darbais. Ir iš viso žemėlapio, kurį aš dabar stebiu užtemimų šiandieną bent jau, ne, rugsėjo 7 dienos, tai čia mano akimis aštriausia tokie momentėliai, čia viršiai Marso kvadratas į Jupiterį. Na, čia toks spekuliacinis aspektas, galbūt pagarbos toks aspektas, čia galbūt dar taipogi kalba apie tą rugsėjo pradžią, kada vaikams yra sunku integruoti, sunku priimti naujus mokytojus, sunku priimti tas naujas sąlygas, kasdienybės rutinos, į kurią mes dabar su rugsėjo pradžioje vėl įeiname, kada mes vis dar norėtumėm pabūti toje vasaroje, bet mums jau kaip ir reikia po truputėlį judėti į darbus konkrečius, kas turbūt, sakau, gali kažkokios tokios apraiškos būti. Dar vienas aspektukas neigiamas mano akimis, čia yra juodo mėnulio įtaka į Venerą. Tai
kas galbūt čia galėtų būti apie santykių temos, apie pinigų temos, nespekuliuoti šiame laikotarpyje ties pinigais ir panašiai. Tokie galbūt ne visai dori, galbūt kėslai. Ir paskutinis momentas, ką norėčiau čia paminėti, tai apie alfa žvaigždę. Vadinasi, jinai Achernar. Gal nelabai skambiai, jinai lietuvių kalboje skamba. Tai vat, jinai yra 1540 žuvyse. Tai yra Alfa Eridano žvaigždyna šita žvaigždutė. Tai vat, mes turime užtemimo koridorių 1524, o Achernaras yra 1540. Nu, beveik tiksliai, žodžiu. Mes turime čia žvaigždutę. Ir aš norėčiau tik tai vieną tokį mažą interpėlį, galbūt jums net nepakiko pasakoti, o tiesiogiai netgi išversti. Iš vertėjo turime mažą intarpą apie šitą žvaigždutę. Ir Achernar žvaigždė tai yra susijusi su aukštomis dvasinėmis vertybėmis. Aš čia galbūt gražinu, čia vertėjas kaip visą laiką lievai verčia, tai aš jums tiesiog biškį suapvalinsiu gražiai, kad būtų tekstas, ane? Tai va, kalba apie aukštas pareigas, apie religingumą, apie aukštą tarnystę ir viskas, kas yra susijęs su šviesa. Ir galbūt ne kiekvienam yra žinoma. Tai va, ir ji vat, žemesniam lygmenyje, tai kas nesusijęs su dvasingumu, jinai gali tiesiog duoti impulsyvius, veiksmus, skubotus veiksmus. Reikėtų iš tikrųjų labiau galbūt žmogui atsižvelgti į tai, ką kalba ekspertai ir žinovai, nedaryti skubotų sprendimų pačiam. Žvaigždė, dabar jau skaitau, žvaigždė iš tiesų apima noro kovoti su blogiu. Ji degina kaip karštas kardas. Ir vat šitas žodis kaip karštas kardas man asmeniškai asocijuojasi šitas kruvinoji pilnatis, taip labai jau skambiai skamba, kad čia kažkas tokio blogo, bet mano akimis atrodytų, kad šita pilnatis gali iš tikrųjų tapti kaip tuo šviesos kardu, kuris gali iš tikrųjų tiesiog nuimti arba nukirsti nuo savęs kažkokius trūkumus galbūt, arba neigiamas savybės. Bet čia šnekant apie ezoteriką, apie dvasinius kažkokius gilesnius. Ir jei žmogus atsitraukia ir taip ir nesustabdo blogų žmonių arba blogų įvykių arba blogos energijos savo gyvenime, tai greičiausiai tokios situacijos kils vėl ir vėl ir vėl. Svarbu būti šviesos kariu, metaforiškai, kad nepatektum į tamsos įtakas. Tai va, tokia energija neša šita žvaigždė ir aš manau, kad jinai kažkiek netgi yra alegoriška yra šitai pilnačiai, nes tai yra žuvyse, kas yra susijęs su dvasingumu. Jeigu šnekant iš dvasinės prizmės, šitas laikotarpis gali būti labai stipraus atgimimo ir tokio gal pamatymo netgi ten, kur aš klystu, galbūt netgi pakilėjimo laikotarpis. Bet jeigu žiūrėti iš materialesnės pusės, iš žemiškos pusės, tai gali būti gan klampus laikotarpis, klampinantis mane į vidinius susimąstymus, į vidinės abejonės, į galbūt ar daryt, nedaryt, galiu, negaliu, o čia daug naštos ir tokį klampina Neptūnas ir žuvis žemiškoje prizmėje. Nu gerai, dar šiek tiek pakomentuosiu, Achernaro savybę, kokias duoda, tai lyg angelas su kardu. Ir tai yra toks žvaigždės yra simbolis. Tai leidžia tuo pačiu metu nugalėti priešus ir savo trūkumus, alegoriška, ką arkangelas Mykolas ir jo simbolis. Ir jei žmogus nori atsispirti negatyviem įvykiam gyvenime, pirmiausia, jis turi negailestingai sunaikinti savo ydas ir silpnybės ir po to bus įmanoma nubausti blogį ir atkurti teisingumą. Tai Achernar energija yra panaši Jupiterį, Marsą ir Uraną. Tai jinai yra palanki teisininkams, vyriausybės pareigūnams, teisėsaugos žmonėms. Tai yra iš tikrųjų ganėtinai dvasinga žvaigždė ir jinai susijusi su kova tarp šviesos ir tamsos, tarp pergalės galbūt netgi. Ir aš to nematau kaip velnio vartų šitame užtemimo koridoriuje. Ir šita simbolika 7, tai yra Neptūno energijos.
tai yra gilus dvasingumas, tai yra atsižvelgti į savo tikėjimą, kodėl vat aš esu šitame kelyje, ką aš pasirinkau per šitą kelią, kokį pasirinkau kelią eiti nuo rudenio 24 metų, kur mane link privedė dabar vat pamastyti šitas etapas, kokius didžiausius iššūkius aš turėjau vasario gale, kovo mėnesyje, ir tai gali labai panašiai iškilti ir dabar, panašios vat patirtis. Tai vat, ir manyčiau, kad iš tikrųjų nereikėtų bijoti šito užtemimo koridorio, jisai yra labai darbštus, jisai gali iškelti per visą, sakykime, užtemimo koridorių, gali iškelti kai kurios galbūt, taip sakykime, ydas, todėl kad, dabar vat yra Saturnas, kiek aš žinau, Saturnas eina atgal, kaip tik vat šiom dienom, rugsėjo 2 dieną Saturnas perėjo į žuvis. Tai vat, retrogradinis tai yra žmonės linkę atidėti kažkokius darbus, o ne, Uranas tampa retrogradinis. Tai va, tie pokyčiai, tie pasikeitimai, kuriuos mes kaip ir jau buvome nusistatę, kad mes jau judėsime į priekį ir čia galvojame, tikėjomės, kad čia, žodžiu, viskas eisis lengvai ir nesieina taip lengvai ir nesiklostys taip lengvai, reikia irtis, reikia dėti pastangas, nes aš kažko nedadariau. Tai va, ir galbūt toks patarimas per šitą laikotarpį nepradėk nieko naujo, tiesiog daugiau užsiimk savistabą, apsivalyk savo organizmą, susitvarkyk savo namus, susitvarkyk savo galvą, emocijas. Tai va, ir judėk į priekį. Tiesiog labiau, mano akimis, šitas užtemimo koridorius yra susijęs su apsivalymu savęs pačio. Savo naivių idėjų, savo naivumo iš dalies apie tai, ką aš galiu, ką aš galėjau. Vat, dar Saturno tas retrogradiškumas, manau, jis irgi taipogi padeda suprasti, vat, kur aš galbūt buvau naivus manyti, kad man čia viskas labai lengvai eisis ir aš čia padarysiu ir panašiai. Ir kada tu pradedi rugsėjo mėnesio pradžią, tu supranti, kad laukia daug darbų. Nebus viskas taip lengva. Bet kokiu atveju, laikas yra geras, džiaukimės, atpažinkime savo ydas, pastebėkime savo mažą vidinį isteriką, kuris, arba egoistą, kuris aš noriu, aš va taip noriu ir panašiai, ir tiesiog nukirskime tam kažkokius savo pačių ydas, pastebėkime, kitaip tariant, aš čia kramtau, bet tiesiog banaliai, pastebėkim savo ydas. Tai va, būkim sąžiningi prieš save, prieš kitus, elkimės taip, kaip norėtumėm, kad elgtųsi su mumis. Linkiu visiems gražaus sekmadienio ir iki sekančių įrašų.